Tęsiant tą tokią atveju analizę, Julija man rašo ir klausia, kaip turėtų vystytis vaiko žaidimo raida, nes jos 3 metų dukra viena pažaidžia lygiai 2 minutės ir iš esmės žaidžia tik tai kartu su mama ir mama klausia, kada jinai galės čia, žodžiu, žaisti savarankiškai, su lėlytėm. Tai išsiaiškinu šiek tiek tas šeimos aplinkybės. Supratau, kad aišku, kad čia greičiausiai yra ne apie žaidimą, apie vaiko išmoktą būdą gauti išskirtinį dėmesį, kuris paaštrėja gimus šeimoje sesei. Tai šiek tiek apie žaidimą tada grįžtant. Tai jau nuo pat mažumės reikia pratinti kūdikį užsiimti šiek tiek savimi. Mažų vaikų iki taip 2 metų, 2,5, beveik 3 intelektas yra sensomotorinis, todėl jiems labai tinka atkrausti apatinį stalčių, ten pridėti visokius skiaučių, medžiagų, virvių, virvelių, didelių kažkokių, nežinau, akmenų, medžio gabalėlių. Na, visko, kas yra pakankamai stambu, kad, žodžiu, vaikas negalėtų suvalgyti, praryti ar dar kur nors įsikišti. Ir duoti jiems tyrinėti ir eksplorinti. Taip jau yra, kad maži vaikai kartais padovanoja žaislą, o jie labiau žaidžia su pakuotė negu su pačiu žaislu. Nes su tobulu žaislu, ką su jo žaisti, nebent ardyti ir pasižiūrėti, iš ko jis tai sudarytas. O su neišbaigtais žaislais galima konstruoti, daryti, žodžiu, multifunkcinti visaip juos panaudoti labai kūrybiškai, tai lavina vaizduoti ir tikrai atitinka vaiko amžiaus tarpsnį. Nes ten su lėlytėm, žodžiu, vaikai jau žaidžia 4-5 metų, kai jau yra visai kiti žaidimai ir kiti scenarijai. Antras momentas, aš suprantu, kad tai yra ne tiek apie mokymą žaisti, bet apie tą tokį vaiko išmoktą būdą, kaip būti ryšyje ir tenkinti savo priklausimo poreikį. Jis tiesiog yra išmokęs tą daryti per žaidimą kartu su mama ir aš labai suprantu, aišku, mama, kad kažkaip jai žaisti su 3-mečiu galbūt nėra pats smagiausias užsiėmimas. Tai nesvarbu vaikui, ką jūs darysit kartu, svarbu daryti kartu. Tai jeigu paliekat žaisti ir mokote žaisti užsiimti vieną, tada turit būtinai pasiūlyti tą būdą, savo ritualus, ką jūs veiksit kartu, kad išpildyti šitą priklausimo poreikio konteinerį. Ir tai turi būti jums pačiai smagi veikla. Patinka kepti blynus, kepkit blynus. Patinka daryti kažkokius vakarinius migdymosi ritualus, darykit migdymosi ritualus. Būtinai sekit pasakas. Tas irgi labai lavina vaizduotę ir moko vaiką sutelkti dėmesį, nes 3-mečių išklausyti pasaką nuo pradžios iki galo yra reikalų. Pasakas parinkit pagal vaiko amžių, tokiam amžiui tinka gyvulinė su pasikartojančiais ritminiais elementais. Tai tiek turbūt. Apatinis stalčius su neišbaigtom gamtiniam medžiagom, puodais, bliūdais ir šaukštais ir bendras kokybiškas laikas kartu, kad užpildyti tą priklausimo poreikį. Sėkmės.